Tokiom nuotaikom mes pradedam antrą sezoną laidos paklausom iš naujo ir po pernykštės tiesiog tarptautinės sėkmės, aš jau sakyčiau, laidos mes šiemet turim naują vedėją, tai yra naują prodiuserį Karolį Tiškevičių. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, sako Karolis 11 val. Ryto. Ir mes turim pirmą laidos svečią Plaimus Tinkom, tai yra Mino. A tai kas atsitiko? Nes paprastai Lietuvoje visas laidas eina Stano, ne Mino. Viską, jeigu apie muziką, tai Stano, jeigu apie virtuvę, tai Stano, o čia Mino. Mes nebetenkiam laidos kontrolės nuo pirmos sekundės, mes dar nepradėjom jos filmuoti ir mes jau jos nebeturim. O dėl Stano tai gal pofik, vapšė, ką jis mano, ne? Nu, tipo. Nu, drąsu. Aš tiesiog norėčiau atsiriboti nuo laidos vedėjo nuomonės. Mano nuomonė nebūtinai sutampa su laidos kūrėjo nuomonė. Jokauju, mums gal labiau visiškai neįdomu. Linksma laida. Linksma laida bus. Mino, kaip gyveni? Šiais laikais tai nėra paprasta. Norma. Viskas gerai. Karoli, tu gal tada kažką. Aš gal įvesiu į kontekstą. Mes su Minu esam kauniečiai ir aš labai norėjau, kada gavau progą šiek tiek pakviesti žmonių, prisidėti prie šitos laidos kūrybos, aš labai norėjau, kad atvažiuotų čia Mino, nes Mindaugai, aš sau leidžiu netgi Mindaugą vadinti, Mino vadinti Mindaugu. Oho. Manau, kad mes esam draugai. Aš manau, kad ateina laikas vis daugiau žmonių pamatyti, koks tai yra pilnas, išsamus ir gilus vyras, o ne šiaip savo tik tai tenai, kaip kažkada galbūt kažkas įsivaizdavo. Jeigu įsivaizdavo. Aš manau, kad tu mane pakvietei į laidą, nes aš po mūsų bendro renginio, kuris baigėsi labai vėlai, tave namo parvežiau į Kauną. Ne, tai yra kitas dalykas, man labai reikia, kad Mino padainuotų pas Valdą Chomičių gimtadienyje. Ir šitoj laidoj yra mokami svečiams pinigai už dalyvavimą, tai tada aš galiu... Tais pinigais padengti. O tu tiškai būsi susijęs su Chomičiaus gimtadieniu kažkaip? Jo, šiam 5 gimtadienis, gegužės 4, plauksim laiveliu. Turbūt užsakytas kaip linksmintojas būsi pats. Taip. Ne, ašgi viešne. Ai, tu svečias būsi? O, iki ko dasigyvenom. Aš Švinius, Mino. Aš jau krante pasitiksiu. Tai tu Švinius, Mino, Maibachas. Nu jo, tai visa Chomičiaus chebra. Tie patys, jie nesikeičia jau daug metų. A jau laida prasidėjo, ar jie čia dar tik pradės? Ne, laida yra prasidėjus, viskas gerai. Kiek tu Mino Euroviziją žiūri? Galvau, kiek tau Mino metų. Šiaip labai geras klausimas būtų. Mino, kiek tau metų tada pradžiai? Tai Euroviziją žiūriu porą metų. Aš šiaip tu Eurovizijos fanas ar ne, nes taip ir neįsiaiškinau. Tu nepatikėsi, aš pats bandžiau eiti, praeiti, patekti į Euroviziją. O tai buvo labai seniai, kai dar nedainuodavau. Tai, bet iš tikrųjų 2 kartus bandžiau praeiti lietuvišką atranką. Padainuok dainą, su kuriuo jie atranka. Angela, sei mia musa d'amore. Šita viena buvo. Ir Don't Go. Don't go, baby, don't go. Kelinti čia metai buvo? Baby, cause I know. Jaučiu 80. Bet pas tave itališkas akcentas, net angliškai dainuojat, pastebėjai? Ja, yra. Ir kita maniera yra, sako, kad aš dainuot nemoku, kad aš kniaukiu, bet man taip patinka mano dainavimo maniera, kaip Eros Ramazoti šiek tiek, toks kažkiek tai yra. Kažkaip per duhą sakė, kad negerai. Taip, iš Vilniaus, ne iš Kauno, aišku. Nu tai aišku. Kad Mino gerai dainuoja, aš irgi visai neseniai sužinojau, kada tu išgirsti, kaip jis akapelą dainuoja. Va dabar, pavyzdžiui, sėdi, jauti, kada klausaisi ten kokią nors fonuškę, tai gali būti, žinai, ten bekai gerai rašyti dar kažkas, bet tai yra talentas. Ačiū už pagyrimą. Tarp kitko, garsistai man beveik visada sako ir šiaip dažnai po visokių koncų, kad aš esu vienas geriausiai dirbančių su technika dainuojančių į mikrofoną. Kitą kartą ten būna, tai va, žinai, tu sako, tu čia minusą dainavau ar pliusą? Kokia bražino jau kas minusai ir pliusai, ne? Pilna fonogramą, ar paaiškink. Pliusas pilna fonograma, kaip bunkė, kad ant viršaus. Ir minusas... Kai tu dainuoji savo vokalų. Nebent turi moteriškos back vokalus arba Karolio back vokalus įrašytus. Ten biškai pats kas moteriško. Tai gaunu daug pagirimų, kad esu vienas geriausiai Lietuvoje. Taikliausiai, tiksliausiai dainuojančių, dirbančių su mikrofonu. Man matai, kaip gerai dirbu su mikrofonu. Matau toks. Tikrai jaučiasi. Gal net iš tikrųjų paplojam. Tai yra.
O apie Euroviziją žiūri, nežiūri, kokie tavo santykiai? Čia manęs klausia. Tavęs, Karolis, neįdomu. Ar jis dalyvauja? Ne. Ne, baigit, čia negalime taip dūkintis į eterį. Ne, iš tikrųjų. Dabar mažiau žiūriu, dabar iš tikrųjų tai pasižiūrėjau, kas šių metų iš mūsų važiuoja, ką reikės išlydėti, bet žiūrėdavau daugiau tais laikais, kada buvo LT United, tada tais laikais žiūrėjau. Žiūrėjau dar senesniais laikais, kai toks, įsivaizduot, Antanas. Bet čia lietuviška atranka ėjo. Su Katašunis. Antanas su Katašunis ėjo. Aš tiek senas. Buvo toks gabalas. Iš tikrųjų. Tais pačiais metais ir Minedas ėjo. Atranka pakilo į aukštesnį lygį. Apskritai muzikos. Jo. Lietuviškas popsas pakilo į aukštesnį lygį. Tai įsivaizduojate, ateina Antanas ir dainuos su ta Katašunis. Bando laimėti lietuvišką Euroviziją, kad išvažiuoti į Europą su ta. Tai va, tai aš nuo tokių laikų Eurovizijos toks mažas žiūrėtojas. Tai Antano dabar gabalas būtų, kaip bet kuris koks Moldovos, žinai, kur... Ir šiandien taip nuoširdžiai pasižiūrėjau visus pasirodymus, pavyzdžiui, Moldova, kad atrodo, kad europinio projekto klipą į gabalą padarė ir tiesiog išleidžia Euroviziją. Šiaip tai, nežinau, mes aišku turėsim čia visą laidų ciklą, daug kalbėsim apie Euroviziją, bet man susidaro įspūdis, Mino sakė, mažiau susidomėjęs, kol kas iki šiandien buvo Eurovizija, aš pažiūrėjau viską, man susidarė įspūdis, kad lyginant su Eurovizijomis kokiais 5 metų bent perspektyvų, tai yra silpniausia Eurovizija, kuri mūsų laukia. Iš esmės, mes paskui galėsim su Paulium vidury laidos įskirti savo favoritus. Jo, galėsim. Tai sakyčiau, kad yra gal kokios 5, max 6 dainos, kurios yra neblogos. Ir jeigu mes paimsim ten, tarkim, kokių 4 pastarųjų metų, 4 paskutinių Eurovizijų 2, 3 vietas, tai šitoj Eurovizijoje tai būtų turbūt visi pagrindiniai favoritai laimėti. Absoliučiai, žinok, nes... tarkim, pavyzdžiui, tu atsidarai prognozes, kas turėtų čia laimėti šiemet ir nuo 15 vietos, kai pradedi žiūrėti, tiesiog nebežiūrimi pasirodymai yra. Pavyzdžiui, ką serbai masto ten? Atrodo, kad Siaubeko filmą iškirpo dalį, pasidarė klipą iš to. Ir sako, važiuojame į Euroviziją. Kodėl serbai bando būti kažkokiais menininkais, jeigu jie tiesiog kaušai yra, žinai, ten kažkokį ultrameninį klipą jau ten išleidžia, ultrameninis pasirodymas, aš negaliu tą sakinį žiūrėti. Tai jau jums neatrodo, kad čia tas kontekstas yra viso bendro, ne tai kad popso, bet toks tos dainavimo pop kultūros galbūt yra. Nes anksčiau visame popse gabalai, legendiniai gabalai, mažytė mano. Jis ištampas, gerai suaranžuotas, jisai visų dainuojamas, visų perdainuotas. O dabar, kai išmeta gabalų, tai 90% šūdas. Negalima taip to joptai man. 90% ne. Bet ir 10% gal ar 5% kažką gero sukuria. Tai čia ta prasme ir atrodo, kad Eurovizija, tas pats mano, ne mano. Tas pats, nevoktas. Tas pats gabalas, kuris yra be meilės mirtgalių. Taip. Kur man liepia dainuoti iki šiol visą publiką. Aš jau bandau nedainuoti, bet man vis dar liepia. Ant kurio aš važiuoju. Nešvariai lietuviškai šnekant. Iki šiol. Pusė karjeros mano pastatyta iki šiol. Paskui tik perėjau autorinės dainas. Ir tai yra voktas kūrinys. Ir tai yra nevoktas kūrinys. Kuris yra antik grupės, jeigu aš neklystu, tai ir nugalėtojas tam tikrų metų Eurovizijos. Bet tai yra iš Eurovizijos. Ir tai einantis per 20 metų, paskui dėdė Kirkorovas kiek metų jį dainavo. Jėz atsibėjo murų. Tai. Paskui Mino kiek metų jį daino. Ir tai dar jis neužmužamas. Atvažiuoji į koncertą ir supranti, bandai įsitraukti kažkokį listą, pasidarai dainuoti. Abimelis mirtgalių bus. Bus. Visaginė koncertų daug. Panašiai. Jo, šiaip, kai tu pasižiūri Eurovizijos nugalėtojus arba senas dainas, kas yra laimėję arba 2 vietas užėmė, neįtikėtinai daug yra garsių gabalų, kuriuos ir lietuviai perdainavo ir visas pasaulis. Kartais net žmonės neįvertina, kiek Eurovizija yra davus tų tokių super mega. O Felicita, Albano ir Romina Paver, man atrodo, irgi iš tenai. Nesu tikras. Reikia patikrinti. Tikrai, jeigu perbėgtumėm ir klausytumėm legendinės dainas, Europos kokias nors. Atrastumėm. Waterloo irgi. Iš tenai, Ta prasme, čia Eurovizinės dainos. Bet šiaip aš net nemoku
Karoli, tu vis tiek labiau filatelistas toks. Filantropas gal. Filantropas, jo. Ir, aš kaip išsireikšti, kodėl tai blogai yra su tais pasirodymais šiemet. Nes, sakau, nuo 15 vietos tu pradedi žiūrėti, estai vapšė apie narkotikus dainuoja. Suomiai realiai praktiškai implikuoja į pliką klyną su daina, kaip ten palauk, No Rules. No Rules ir pati grupė vadinasi Windows 95, jie turi Windows logo čia. Tas, kur per ekraną taip slingdo. Tada ispanai pakvietė šiais metais vyresnio amžiaus damą, be balso ir be muzikinės klausos. Aš labai norėsiu, kad Mino tai vertintų. Mes galėsim paskui dar perėti tokius įdomesnius pasirodymus, kuri dainuoja dainą pavadinimu Kekšė, Zora. Aš žinok, irgi esu prisirašęs, ką manau apie keletą pasirodymų. Pavyzdžiui, kroatai, kurie yra prognozuojama jiems antra vieta, vieni iš favoritų. Man iš principo pernai, kai buvo Suomijai su to savo rockeriu ratatatatatata. Tai šiemet kažkaip kroatai sako, gal bandom kažką panašaus, bet panašu, kad vidury planavimo ir biudžetų nebepakako, tai tiesiog man bežiniukų diskotekos lygio pasirodymas, bet jis yra antroji vietoj. Tada yra Olandų žiauriai geras gabalas, čia mano vieni favoritų, Europapa vadinasi. Ir jis yra labai liūdnas gabalas. Turbūt dabar gal ir fone eina, nežinau, žmonės gal jau jį ir girdėjo ne kartą, tai yra, man pasakojo istoriją, tai yra berniuko daina, vyruko dabar jau, kurio tėtis mirė jam vaikystėje esant, tėtis buvo didelis tikėtojas Europos Sąjunga, šviesia Europos ateitim ir visa ta daina yra viena didžiulė aliuzija į jo vaikystę ir į tėčio svajonę. Ir blemba, kai man šitą papasakojo ir kai gale klipo dega namas, dega prisiminimai, man vėl šiurpas eina, ten yra jautriausias šių metų pasirodymas su plačiausia šypsena veide. Jeigu Europa tą perskaitys, jie laimė Euroviziją. Jeigu jie perskaitys, bet matai, per Euroviziją tu neklipą rodai ir čia daugumai pasirodymų tas galioja. Bet Eurovizijos žiūrovai, jie žino, gilinasi. Istorijos veikia. O kaip su Portugalu buvo, tai? Portugalas ten buvo. Istorijos veikia. Istorijos iš tikrųjų veikia. Istorijos veikia. Taip. Žiūrėk, aš atsidariau savo komentarus apie šalis. Austrija atsiuntė Adriną su antrų kvėpavimu. Armėnija šūdas visiškai. Armėnija nešūdas visiškai. Jie bus top 10. Nebus tikrai. Galim kirsti iš Mino honoraro. Gerai. Slovenija baisų šūdas pasirašiau. Iš 200 eurų. Slovenija baisų šūdas. Estai vapšė dainuoja apie narkotikus. Serbai kaip visada kažkokia nesąmonė. Tada Latvijai aš out pasirašiau. Ir dėl Kipro labai graži merga pasirašiau. Dar galėjai įtraukti, man atrodo, Malta šiais metais atsiuntė tiesiog, jie nepasikuklino, jie paėmė ir atsiuntė Chanel ispanų pasirodymo prieš porą metų kopiją. Tiesiog, jie nepasiparino, jie paprasčiausiai, ščirai, kiekvieną judesį, nukopijavo, aprangos stilius irgi tas pats. O dėl San Marino, kuris, tarp kitko, garbingai, ko gero, liks paskutinis, bent jau tai prognozuojama, man labai panašu, kad visi atsikėlė San Marinę po Žosko baliaus. Ir suskamba priminimas, reikėjo išsiųsti Euroviziją kažką. Tai skambina vietiniam Samojui, sako, seni, labai greitai kažkokį, sako, turim kažką. Kažką greitai. Labai blogai, labai blogai. Mindaugai, mes taip su kolega pasitarėm, kad reikia įnešti prieš Eurovizijos dainas, prieš paklausimą jų truputį intrigos į šitą mūsų laidą, vadinkim tai laidą, ir Paulius nepatingėjo, nepasišiukšlino ir paruošė kvizą tau, ir man to pačiu. Tai aš kaip žinovas, o tu kaip muzikos žinovas, aš Eurovizijos, o tu muzikos profesionalas. Jo, 8 klausimai, yra 4 atsakymų variantai. Gerai. Šaudom pailiui. Ar? Davai. Nusiteikia vyrai. Tai tik tai iš ko sutarėm? Svarbiausia, kad manęs neperspėjo niekas. Jo, gerai. Bet ir tiškė nežinau. Bet jau nebūtum pasiruošęs, žinok. Čia jau... Aš irgi nemanau, kad čia būtum pasiruošęs. Ir gal padarom, kad tas, kuris pralošė, čia gražiai į mikrofoną sudainuoja Ruslanos Wild Dances. Šįri kita, šįri. Žiūrėk, o gal pasirinkti Eurovizijos dainą? Gal pasirinkti Eurovizijos dainą. Taip, gerai, Ruslanas Wild Dances, bet visą pilną. Užsakovas liepia, kad tai turi būti šitą dainą. Ir jis turi pašokti. Tai. Nugalėtojas ar pralaimėtojas? Pralaimėtojas. Gerai. Gerai? Ne, iš tikrųjų galėsit pasirinkti gabalą. Taip. O nugalėtojas šoks. Gerai, suprantu. Gerai.
Taip, o aš plosiu atsisėdęs linksmai. Gerai, nagi pradėkime šitą šaunųjį kvizą. Padaryk į kamerą, kad šaunusis kvizas. Nagi pradėkime šią šaunėje kvizo dalį laidoje. Gerai, kuriais metais Lietuva pirmą kartą sudalyvavo Eurovizijoje? Su variantais ar be variantų? Su variantais. Aš be variantų galiu. Galim be variantų. Bet aš duodu Mino, nes aš žinau, jis be variantų, tai kad jis turėtų šansą, jisai turi... 91, 94, 96 ir 98. Čia mums abiems, ne? Abiems. O tai kaip tu išgirti, jeigu jis pirmas pradės sakyti ir tada... Ne, duosim visą laiką tai... atsakinės Mino pirmas. Mino atsakinė pirmas, taip. Taisyklės keičiasi kas sekundę. Čia prieisim prie 91. Nu, mes galim padaryti, kad vieną tu atsakai, kitą Karolis pirmas. Gerai? Taip, jo. Taip. Jeigu tu nori, vaibuja. Tai dabar, bet pradedam nuo jo. Karoli, prašau. Mino, aš žinau atsakymą. Pradėkim šį kartą nuo tavęs, nes... Todėl aš norėjau, kad nuo tavęs prasidėtų, nes tu žinai atsakymą. Ovidijus Vyšniauskas su daina Mano neliesta styga. Tu man neliesta. Dar jis turi tokį gilesnį Mano 94 metais. Teisingai, Karoli, tai yra 94 metai. O kodėl manęs neklausai? 94 metai, mano atsakymas. Tu jam vieną vaibų iš kojos. Mino jau labai nevaldomas šitoje mūsų laidoje, o mes tęsime linksmąją kvizo rubriką. Bet jiems patiems linksmą. Aš nesuprantu. Svečių nelabai, bet to prasme... Nu, Mino jau atėjo nenusiteikęs, pripažinkim. Varam toliau. Mino, klausimas jums, ponė. Pagaliau. Kiek kartų Eurovizijos istorijoje Lietuvos atlikėjai finale užėmė top 10 vietas? Variantai 1, 2, 3 ar 4. 3. Ir tai yra lyginamas rezultatas. Vai, Makisono, jo. Va, 1-1, taip. Kas va? Va. Klausyk, dabar pamastykim. Aš pabandysiu išvardinti tuos 3. Tai be abejo LT United ir Scamp. Jo. Ir taip pat manau, kad Ieva Zasimauskaitė. Taip, turbūt. Arba Linas Adomaitis. Aš esu įsitikinusi. Linas Adomaitis. Monika Liu tikrai nebuvo. Ne taip pasakiau. Monika Liu buvo? Palauk. Montvidas. Montvidas. Ir Rūpai. O kelintą vietą Rūpai užėmė? Tai palauk. Tai bus 4 tada. Tai palauk. LT United. Ai, Scampai 13. LT United čia visų laikų aukščiausiai vieta, ne? Tada yra Rūpai ir Montvidas. Ir Montvidas. Montvidas su Love is Blind? Love is blind. Ne, man atrodo, su The War is not over. Čia Valteris Ankašo daina šitą. Turėjom albumą kaime. Gerai, varom toliau. Dabar klausimas, ponas Mindaugai, klausimas bus Karoliai dabar. Tyliu. Su kokia daina 2002 metais Aivaras atstovavo Lietuvai? Karoli, ar reikia variantų? Manau, kad ne. Aš gal net pradžiai padainuosiu dainą, kurią dviračio žinios buvo perdainavusios. Jeigu ne megztinis, būčiau paskutinis, greitai dirba mano virbalai. O šiaip buvo Watch the sun. Nu, tai buvo tragedija. Vienas tikrai apverktiniausių pasirodymų. Taigi sakė, kad Beretė gera buvo. Jo, Beretė traukė pasirodymą. Taip. Jo, ne. Bet mes sugebėjome... O mes buvom paskutiniai, ne? Mes buvom prieš paskutiniai. Okay. Mes sugebėjome išleisti Aivarą, nors 2 kartus galėjome išleisti Mino. Ne, aš nebūčiau gal taip, šitoje vietoje per daug savęs nepergirčiau, aš kaip tik norėjau įsakyti mintį, kaip yra pavojinga. Įsivaizduot, man pavyksta parašyti kažkokį gerą gabalą. Ne Braškės, ne Jei tu mane myli, ne Mama Italija, bet dar geresnį už tą. Geresnį gabalą už tą. Ir kažkaip tai, tam produsuoja koks nors Valinskas su senus sentimentus, kai Vilija buvo paglobojęs, tai išleidžia Mino ten kažką tai. Ir tada aš atsistoju ten kokią prieš paskutinę vietą. Ir kai grįžti, tada tavo karjerai ten kokius 2-3 metus būna labai blogai. Kai būtum nevažiavęs, tu dirbi kaip dirbi. Tu leidi kažkokį gabalą, kažką domini, kažkokį keli, tu nuvažiuoji ir tu nelaimi. Nes žiauriai sunku laimėti, žiauriai sunku galbūt iššokti į ten tą, apskritai Lietuvai žiauriai sunku laimėti, bet tu grįžti ir tave metai dugnu, tu nelaimėjai, o tu turėjai laimėti, žinai.
O kaip laimėti? Bet ar Aivariuką siuntėm su mintim, kad mes galim laimėti? O tai su kokia mintim? Ne, aišku, kad reikia kažką važiuoti atstovauti Lietuvą. Po Baliaus tai atsibūdė. Iš to pačio ryto. Su San Marinu. Čia tokia, bet tarp kitko, jeigu aš neklystu, tai iš vis Lietuvos pasirodymas labai dramatiškas. 94-ais, kaip mes sudalyvavom su Vyšniausku ir likom paskutiniai lietuviai, taip užsidarė savyje, kad jie išėjo iš Eurovizijos. Atsimenat šitą faktą? Lietuva po Vydiaus Vyšniausko pasirodymo nedalyvavo Eurovizijoje 5 metus. 94-ais, ne? Grįžo su Smilgevičiūtė, jeigu neklystu. Vėl liko, bet berods paskutiniai. Dar kartą užsidarė savyje, grįžo 21-ais, taip? Taip. Ir ta daina. Tai ta daina. Tu uždaryk mane, tėvynė savyje. Aistė? Ne, nu čia užsidarė savyje. Bet, Po to dainą sukūrė. Po to Bet kai 94-ais Vyšnė, ne, debitavo kaip kartu su Lietuva Eurovizijai, tai lygiai po metų aš gimiau, seniai. Tu 25 metais gimęs? Labai talentingas žmogus. Vėl po to Baliaus irgi ten. Ten labai daug Eurovizijai tie metai. Nu tai gerai, bet žiūrėk, aš nesutinku, kad visi važiuoja su mintim laimėti Euroviziją. Nu pripažinkim, kad ne. Nu taip, kiti važiuoja su mintim išpopuliarint, gauti geras babkės iš Latgos, nes jeigu tu nuvažiuoji, tavo gabalas suka Europai, tau tikrai pareina 3-5 babkės iš Latgos, tai irgi mintis. Kokios tai sumas galėtų būti? 15, 20, 25, aš nežinau. Bet vis tiek įkrenta. Jo, nes manau, kad vienintelį kartą, kai važiavom tikrai su mintim laimėtai, turbūt Rūpų pirmas gabalas buvo, ne? On Fire tas. Ne, aš labai gerai pamenu hypą su LT United. 26 metais Lietuva. Aš matai neatsimenu, nes aš galvoju, kad čia buvo toks labiau netičiukas Lietuvos. Ne, 26 metais Lietuva buvo ant hypo ir dar gerai pamenu, tai buvo iš tikrųjų labai skaudi nacionalinė atranka, nes pirmą kartą nacionalinėje atrankoje mes turėjom tikrai 2 labai gerus gabalus, tai buvo jie, LT United, ir tai buvo Inkulto su daina Welcome to Lithuania. Ir buvo fainas pasirodymas, buvo geras klipas, buvo labai juokinga. Ir dar gerai pamenu, kad, jeigu būtų šitas LT United pasirodymas kitais metais, o šiais metais galėtume siūsti Inkultą, tai būtų dar geriau. Bet palauk, o Inkultui irgi važiavo, tik tada išvažiavo su kita labai panašia daina Get Up and Dance, man atrodo. Ir neišėjo į finalą, kažkaip mane nustebino. Get Up and Dance. Jo, neišėjo į finalą. Okay. O LT United manau, kad būtų laimėję Euroviziją, bet 26 buvo, mano galva, stipriausia visų laikų Eurovizija. Tengi buvo Lordi. Ja, Lordi. Ten buvo stiprus bosniai labai. Ten dabar ten buvo graikai labai geri. Žodžiu, ten buvo belekas. Einam per mūsų linksmą į kvizą toliau. Dabar klausimas Mino. ABBA laikoma visų laikų Eurovizijos sėkmingiausia grupė. Ir kokia daina? Ir 1974 metais laimėjo Euroviziją, tačiau viena šalis jai davė 0 taškų. Aik. Ir variantai - Graikija, Didžioji Britanija, Rumunija ar Estija. Ką estai ten iš vis galėjo dalinti? Jeigu būtų ABBA Suomių grupė, tai būtų neįmanoma. Kad duotų 0. Švedai, ne? Ta prasme, švedai ir kas čia estai, estai švedams dalinasi tarpusavį. Čia turėjo tą politiką veikti, visą laiką veikia. Ta politika vis tiek kaimyninė šalis. Ten kas dar buvo, graikai buvo. Bet aš istorijai nesu stipriausias ir aštriausias peilis, bet Estija 74 nemanau, kad apskritai balsavo. Tu dabar Mino padedi nes? Amba, reikia pagalvoti. Ta prasme, labai gal pagalvoti. Tam prasme. Ir vedėjų prisisendė. Estija. Tai vis dėlto Estija renkamės. Tai renkuosi Estiją. Nes nedalyvavo. Atmetam šitą variantą. Karoli, ar perėmė klausimą? Tai Estija nedalyvavo, tiesiog, ar ne? Jo, taip, faktas. Primink variantus. Variantai - Graikija, Didžioji Britanija, Rumunija arba dar kartą Estija spėsi. Graikija, Didžioji Britanija, Rumunija. Gerai, aš rizikuoju Estiją. Karoli, ar tai yra galutinis variantas? Jūs dar galite paskambinti draugui? Ne, aš užtikrintas. O kur galima kreiptis, kad aš nebesuprantu žaidimo kvizo taisyklių? Čia galima, kad vartotojų teisės kažkokias parašyti? Ko mes galim nesuprasti, Mino, tai yra 4 atsakymo variantai. Į mano atsakymą Estija atmetė, jo atsakymo kažkurio neuskaito, o variantas turbūt laimėtų, tai tarsi, tai vedantysis turbūt, sakyk savo atsakymą. Aš manau, kad tai yra Didžioji Britanija. Ir kvizą laimi vedėjas, tai aišku, viskas babkės pasiima. Jo, jūs abu pasirinkdami Estiją suklydot, iš tikrųjų. Gerai, varom toliau.
Klausimas dabar jau bus poniai. Taip. 2019 metais Izraelis laimėjo su daina Toy, kurioje buvo skleidžiami viščiukų garsai. Kas tai per atlikėją? Karoli, ar reikia variantų tau? Ne, nereikia, tai yra Neta. Atlikėja Neta, kuri, tarp kitko, Ievos Zasimauskaitės gera draugė buvo Eurovizijoje. Ir man net buvo keista, tokios dvi nesuderinamos moterys. Iš kur tu va šito šūdo esi pririnkęs? Va, kas su kuo draugai buvo? Mes vienas dalykas su Zasimauskaitė esame miegoję, kitas dalykas su Neta irgi esu miegojęs. Tai taip. Taigi pati Zasimauskaitė pasakojo. Ar tu nepameni? Ne, aš visiškai nesidomėjau. Aš šiaip buvau labai nepatenkintas tą dainą, man ten buvo kažkokia nesąmonė. Šitą, kur po to visą vasarą, kai vedėm vestuves, tai visur buvo pirmasis šokis šitas gabalas. Tėvukai per šeimo žydinį ypatingai atsimenu, neša tą šventą ugnelę, žinai, mino. Bet dar gal net labiau lietuviška versija, nebuvo? Taip. Ne, Zasimauskaitės gabalas. O dabar sutikite jaunieji. Aš tai galvoju, kad aš daugiau tavęs po koncerto nemo nevešiu, jeigu tu su visais miegojęs. Tai... O tarp kitko jūsų. Su Neta Zasimauskaitė viskas. Tarp kitko Eurovizijoje, kurioje ir pirmas turbūt apskritai pasirodymas su krepšinio treneriu ant scenos. Taip, atsimeni, Marius Kiltinavičius, jos tuometinis vyras. Jie susiglaudė kažkaip ten. Taip, jie susiglaudė ir buvo tekstas dainos paskutinis. Ir kai ateis pabaiga, žinau, kad būsim šalia. Pabaiga atėjo daug greičiau negu. Tas rūkas ten kažkoks. Bet Ieva pasirodė puikiai, liko 13, man atrodo. Taip? Nu tai tu žinok dalykus, nu tai... Gal ir aukščiau žinok. Krizenas. Noriu pataisyti kelis dalykus, nemėgojau su Zasimauskaitė, nes kartais paskui reikia teisinių kelių atsakinėti už tokius bairius. Gal dar nori paneigti kažką prie to pačio? Ne, daugiau nieko. Gal Netas neatsiminėjai. Atsimt kažkokio skandalo žodžius gal norėtum, belenkokio. Kokio pavyzdžiui, koks tau šauna į galą pats pirmas, mano kažkoks skandaliukas. Nu, vat kinai pirmas, kur... Pirmas toks, blema, nes nešauna į galvą nieką, žinau. Dėl ko vat būtum iš kokio darbo išmestas. Gerai, klausimas ponui Mino. Kuri šalis Eurovizijos finalo istorijoje užėmė daugiausiai paskutinių vietų? Paskutinių. Nu ką? Reikia variantų. Bunda jau Baltija? Nu tai jo. Suomija, Vokietija, Norvegija ar Belgija? Nėra Lietuvos. Mes gal... Ne, tai kad mes paskutinį nebuvom. Suomija, Vokietija, Norvegija ir Belgija. Jo. Pasakyčiau Suomija, bet vėl neužskaitys mano atsakymą. Bet aš rizikuoju, gerai, Suomija. Suomija? Ne. Ne. Ar bandysi spėti? Bandysiu. Aš galvoju, kad tai yra Norvegija. Taip. Nes jie iš tikrųjų daug metų turėjo reikalų. Ir šiemet, matei šiemet pasirodymą jau? Jo, ir labai skirtingai vertinamas. Iš Game of Thrones toks man labiau epizodas. Ir žinok, vat, kas keiščiausia, yra tokių dainų, turbūt kaip ir viskas gyvenime. Kad arba labai patinka, arba labai nepatinka. Ja. Su Norvegijos pasirodymu lygiai taip pat. Aš negirdėjau nei vieno, kas sakytų, ne. Visi arba wow, kaip koks jūs tas garsusis bičiukas jogdarys iš Instagramo. Arba tragedija. Tai aš esu toj pusėje, kur tragedija. Man visiškai nepatinka. Aš irgi neprijaučiu tokiam dalykui. Varom toliau. Paskui profesionalame įvertinti. Jo, gerai. 1968 metais ispanų atlikėja atliko dainą La La La. Oh, wow. Kiek mažiausiai kartų žodis la turėjo būti pavartotas dainoje? O čia ne tas rusų gabalas. La 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 la. Ne? O žinai, kad šitą gabalą dar buvo ir paėmus Maxima vienoje savo reklamai. La 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 la. Išpardavimas Maxima. Kur vyrai galanda dalgius laukuose. Variantai, Karoli. Kiek kartų la 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 buvo paminėtas dainoje? 118, 124, 132 ar 138? Bet kuriuo atveju suprantu, kad tekstas... La 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 la. Sakyčiau, kad kalba sukasi apie 130. Nėra tokio varianto. Tai sakai 133, ne? 132. Nu tai va šitai. Ne. Mindaugai. Tai vienu žemiau, kaip pas tavę surašyta, vienu žemiau. Ir mėno šauna teisingai. Rezultatas tampa lygus. Ancora una volta, Massima, chi sono io? Aš noriu dabar...
Kas tau yra, nu? Jie nenusiteikia laidai šiandien, atleiskite. Mes labai nusiteikę laidai. Sali, čia žinok, matai, kas yra, čia dabar taikomi jaunimą, žinai. Aš visas džinsinis. Akiniai. Nu. Akiniai, kad senimai dar truputį. Tai ir... Gal koks rudokas mažą ką įsijungs truputuką. Tai ir ta visa stilistika tokia. Tai gal nerūkyk taikas, aš per laidą. Tai labai didelė studija. Rūkyk kambaryje, šiandien leidžiu tau viską, mano kokolas su dideliu kiekiu viskio. Antras kvėpavimas. Yra tokia daina. Antras kvėpavimas. Blem, aš noriu Kaunas valdo. Vakarėlį gerą, vien tokių gabalų. Blem, darom paskutinį klausimą abiems. Darom. Nes šiaip geras klausimas. Kuri šalis 2 kartus siuntė savo dainas Eurovizijai išgalvota kalba? Toks klausimas. Variantai. Okay. Bet buvo kažkas. Buvo kažkas. Variantai. Nyderlandai, Belgija, Portugalija ir Suomija. Portugalija skambėjo vieną kartą kaip išgalvota kalba, kai Salvadoras dainavo tą. O jis ir laimėjo tas bičiukas Euroviziją. Laimėjo. Ir buvo Kaune, man atrodo, jeigu neklystu, koncertavo. Haliai. Aš tai žinau, kad Monika Belucci buvo Kaune, tai man užtenka, imponuoja labiau. Taip. Monika Belucci. Beje, noriu pasidžiaugti, kad Kirkorovas daugiau niekada nebebus Kaune, pralaimėjo šiandien oficialiai teismą. Tai nei Kaune, nei Vilniui. Tai gražins daina, ta, kur vogė, ta Zatibė Umrų graikam gražins? Nes kaip aš tai nevogiau. Nesu girdėjęs, kad rusai kažką gražintų. O... Tai ne. Domino teigia, kad nevogė nieko. Jie net dovanas susigražino. Lėktuvų tai negražino ar gražino tus. Labai daug lėktuvų dingo ten Rusinė, kai užstrigo. Tai negražino paskui šalims, man atrodo. Jo. Boeingų labai. Jo. Tai gerai, tai aš kadangi esu labai prieraišus žmogus, aš dabar prie Suomijos prisirišau. Aš neįsivaizduoju neteisingo atsakymą, tai aš Suomija. Bet yra 2 šalys, kurios buvo, nesakei? Ne. Kuri šalis 2 kartus siuntė savo. Viena šalis 2 kartus siuntė. Atvažiavo bla. Blema geras, primink variantus dar. Nyderlandai, Belgija, Portugalija, Suomija. Šiaip logiškai mąstant, Nyderlandai daug metų yra įteisinę žolę, tai manau, kad jie galėjo savo prie stalo ksenį. Davai. Loginio mąstymo laida. Loginio mąstymo laida. Siunčiam dainą, kur nėra iš vis nei vieno žodžio. Blema, žinai, čia toks variantas, kur tu įrašai dainą. Aš tai galbūt labiau likčiau prie mino varianto, jeigu nežinočiau atsakymo. Nes, žinai, Suomiai truputį atsidarė buteliuką kažkokį, atsėda prie mikrofono ir jau nebeina to liežuvėlio apvers. Ne, aš spėjau dėl to, kad man Suomiai iš viso tokie nurauti su tais visais. Blema, čia yra tiesos. Jie tokie, bet Suomiai. Aš jums suomių dainą įjungsiu, jūs nepatikėsit, kad tai yra buvų suomių Eurovizijos daina, kur skamba kaip tiesiog rusų ar ukrainiečių gal tuo metu pasirodymas. 20 metais. Man tai yra po Lordi geriausias suomių pasirodymas. Niekas jo neatsimena. Ir aš net galvoju lietuviškai perdainuoti. Bet šiaip Lordi buvo kosmosas. Buvo kažkas, tokio. O čia žirgas dainuoja, ar čia... Čia. O čia Skaisgirys darė tą klipą? Ir šiaip gerai suaranžavus, man atrodo, paeitų, ta prasme, paėmus gerai suaranžavus tokį gabaliuką, įsivaizduoju. Bet aš manau, kad čia slaviški motyvai, konkrečiai slaviški, per pusę Balkanų, per visus Balkanus. Aš manau, kad čia yra toks šūdas, kad net autorių teisų neuždės čia. Žiūrėk, dabar gali patildyti visiškai ir žiūrėkim tik video. Gali trumpai padaryti? Tik tai vieną vietą dar čia. Plojimai. Ne. Čia. Biški, užtildyk toliau, rodyk, neišjung toliau, rodyk. Žiūrėk, atrodo kaip nekviesta meilė intro. Vaidina. Neaiški, boba.
Yra. Tai abu nepataikit, žinokit, vyrai. 2 kartą savo pasirodymus Eurovizijai išgalvotą kalbą siuntė Belgija. Aik. Taip. Siuntė. Siuntė, aš irgi sakau. Ir pagarba jiems už tai vis dėlto, kad tai būtų nusišyk 2 kartą ant Eurovizijos. Gauns, kad laidos vedėjas pralošė. Ne. Aš tai taip skaičiu. Ne. Žinai, laimėjo draugystė, aš manau. Taip gal traktuojam ir netrukdykim žmonėm maloniai leisti laiko, negadinkim jiem dienos su mūsų Ruslanas kūriniais, mūsų atliekamais. Nu gerai, o jeigu tu būtum pralošęs, kokią būtum įsirinkęs dainą, kad tau reikėtų dainuoti? Nebejotinai Serbijos Eurovizijos nugalėtojai daina būtų Molitva. Nu, prašom. Nijak te sklopim, kasdiena prazna, terasa, adžiuvat se topim. Nu, estem bandrosta, padlana, kuriu, biški žodžius, bet... Bet serbai visada atvažiuoja Euroviziją su noru... Tai jau 3 atvažiavo su išgalvota kalba, būtų įsitikinęs. Bet serbai visada atvažiuoja Euroviziją, sako, žiūrėkit, hebra, tikrai dainuosim savo kalbą, norim biški, kad užsiknystų žiūrovai, žinai, tipo, būtų smagu, kad nesuprastų hebra, ką čia dainuoja. Azia. Visada mergai tušas nubėgęs, kur atlikėjai, nes kažkokią dramą labai didelę vaizduoja. Taip. Greičiausiai Serbijai drama, kad nebeparduoda gert. Estija yra labai seksualiai apsiverkus finale ir aš galvojau, kai jinai apsiverkė pusfinalyje, blemba galvoju, geras, bet taugi reikės ir finale apsiverkti. Saša Song ir ta pati Šarytė nubėgo. Saša Song buvo. Saša Song tuo tarpu yra delne ugniai žiebės. Ir rusiškai sudainavęs vienintelis lietuvių atlikėjas, kuris Eurovizijoje vis dėlto atliko rusų kalbą fragmentą. Ir tuo pačiu tai yra vienintelis mano žinomas žmogus, kuriam yra peruką pavogę kažkas. Aš būčiau rinkęsis Måneskin. Parla la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. Tu sei fuori di testa. O tau nebuvo taip, kai Måneskinai laimėjo, nes aš visą laiką buvau, sąmonė kažkokį, 2 dienos visų garsų namie eina gabalas, žiauriai gerai. Man buvo tas įspūdis, aš iš pradžių nesupratau dainos, man per griežta, paskui taip užvežė, kad... Tikrai aфиgenas gabalas. Mano sūnaus mėgstamiausias gabalas, įsivaizduoju, 3 metai buvo. Ta prasme, ne kažkokia telebimbamo Måneskinai. Jo, ir kur be būtų, ką be veiktų, ką be kramsnotų, kokia veikla, iš bet kurio namo kampo atbėgdavo, jeigu skamba šitas gabalas ir tik tai baigėsi, jau visi ploja ir jisai... Bravo! Toks mažas italiukštis, bravo! Išauginsi tikrą muzikinį gurmaną, Karoli. Ačiū, Paulius. Gerai. Apie favoritus pakalbam gal? Pakalbam. Tai mes, Mino, su Paulium parašėm tau po 3 mūsų galvą mums asmeniškai labiausiai imponuojančius gabalus, bet gal Paulius sutarėm taip, tie gabalai turi būti ne tik tai mums patinkantis, bet ir tie, kur mes manom, kad Eurovizijoje jiems paeis. Nes, žinai... Bet mes apsibrėžėm, kiek yra paeis, žinai, ar tai mes dedam į top 5? Jo. Ar tiesiog labai stipriai viršis prognozės? Aš siūlyčiau, kad paeis ir kad bus top 5, bet jeigu tu galvoji, kad labai stipriai viršis prognozės, tai vis tiek turbūt, kad galvoji, kad bus bent pirmam 10-ukė. Jo. Ane? Nu jo. Tai tink. Jo. Tai tu pradėsi ir aš. Tu pradėsi. Savo 3 vietą. Ane? Kam... O mes čia trumpai paleidžiam? Jo, tai gerai. Mes būtinai turim paleisti. Ok, šiaip tai labai daug gali visą laiką pasakyti pagal peržiūras YouTube. Iš karto jau pasidaryti savo tam tikras išvadas, kas yra galimai gerai pasirodysintis. Tai aš savo 3 vietą šiais metais Eurovizijoje, aš taip su tokiu, bet manau, kad tai bus Ukraina. Bet matai, yra kampas, kad kokį gabalą besiveštų Ukraina, kol kas jinai yra stipriai palaikoma, kas yra mano galva kaip ir faina, bet palengvina Eurovizijai. Tai vis tiek yra... Čia daug kasgi apie politiką, apie visą geopolitinę situaciją. Jo. Tai bet kokiu atveju, jinai dar keletą metų visada bus aukštai. Arba aukščiau negu būtų. Tarkim, jie kada išsiuntė Kaluš orkestrą, atrodo, taip vadinasi ta grupė. Yeah. Jie laimėjo Euroviziją, manau, kad dalinai dėl to, kas vyksta jų šalyje. Bet, kaip man pasakė vienas mylimas bičiulis, Justas iš Eurodienos, iš tikrųjų sutinku su jo argumentu, jeigu daina būtų buvus prasta, jokia politinė, geopolitinė ar kokia nori situacija nebūtų padėjusi. Aš ir su tavim sutinku,
sutinku su Mino, kad tai tikrai jiems ir padeda, ir dar padės keletą metų, bet šiemetiniam kontekste visus pasirodymus apžvelgus, ką mes ir kalbėjom pradžioj, tai vis tiek yra top 5 pasirodymas šiemet. Tai... Jo. Tai gerai, kol kas dar nereitinguok, bet taip pat jau įsivaizduokim. Judam toliau. Nu, Pauliukai. Aš einu su savo 3 vieta, tai yra Italė mergina. Baisiai man patinka viskas ten, įskaitant ją pačią. Ir man, ta prasme, Karolis iš karto į merginą, o man be merginos dar, kad tai skamba itališkai. Jo. Čia gal labiau būtų latino, ar čia ar ispaniškai, ne, ten kažkokie labiau motyvai, bet vien girdint italų kalbą, aš man dėčiau į viršų. Sentimentai. Okay. Aфиgenas gal. Aфиgenas, sutinku su daugybė argumentų, kuriuos, pavyzdžiui, išsakė ir Jevgenija Redko apie ją. Nuostabi mergina, puikus balsas, aš tiesą sakant, šitą dainą įsimylėjau iš 3 karto. Pirmas buvo, what the fuck, antras, 3, wow. Juokauju kalbėdamas, kad tik tai mergina ir jos grožis čia mane pakerėjo. Absoliučiai ne. Atlikimas ir netgi, žinai kas yra, ne tik kalba, bet ir stilistika itališko sentimentalumo kupina. Tu tarsi nusikeli kažkokią, tai žinai, upę plauki, Italija, Venecija, kažką, tai tu tiesiog išplauki į Italiją ir norisi apsikabinti savo mylimą merginą, pasimti vyno taurę, užsidegti cigaretę ir pasakyti, meilė, tu man viskas. Žinai, čia tokia daina yra. Man ta daina... Arba tokia... Mino tą patį pasakyti Rasui 5 ryto girtas norėčiau. Galiu išeit, biškinė, vis tiek čia. Jie dabar tarpusavį kalba. Tęsiam tada tarpusavį. Man žinai, kokia čia yra daina, kur tu, pavyzdžiui, galvoji, kur man dabar reikėtų nulėkti atostogau, išmeta va tokį, visit Italiją. Ir įsivaizduoji, kaip su Karoliu Raugiam tiesiog limončelą susėdė kokiam bare. Jo. Fantastika. Mėno, kokia jūsų nuomonė? Ir Mindaugelį čia dar yra vieta šitoj dainoj, jis galėtų tau ją paleisti ir tu kaip muzikos specas galėtum įvertinti. Gale šitą merginą dainuoja a capella. Eurovizijos istorijoje nėra daug atvejų, kai taip ilgai dainuojama a capella, tai yra be muzikos. Jinai pati tiesiog tą išrėkia. Tai... Kas yra labai turbūt drąsu ir labai faina, nes aš nežinau, kas atsitinka ten, aš esu dirbęs dainavęs arenose. Tokiuose arenose kiek yra Lietuva. Stadione dar nesu dainavęs, nes, ir kas atsitinka žmonėm, atvažiuoja, tarkim, išrinkti patys, kaip ir patys geriausi tų metų iš įvairių šalių. Ir daug kas tikrai pjauna pro šalį. Taip. Čia jau nereikia būti dideliu ekspertu, tu girdi, kaip pjauna pro šalį. Ir kas atsitinka, aš neįsivaizduoju. Nes viskas turėtų, monitoringas taip gerai būtų suderintas, taigi daro afigenas repeticijas. Po 2, po 3 kartus, generalinės, visokias. Ir ateina tada, ar vis tiek tas stresas, tos didybės veikia, ar kažkas tai. Tai jeigu tu sakai, kad jinai yra kapela gerai dainuoja, tai čia dar vienas didelis pliusas. Okay. Tai aš ją, tai vis tiek, reitinguočiau, palikčiau aukštai. Tai toliau ir šiaip žadama 4, 3 vieta, tai... Okay. Bet aš manau, kad visi šansai. Gerai, mano aukščiau tada kylu. Čia, sakau, nebūtinai tai bus, kad čia 3, 2, sakykime, 1, 3. Jungiu tau tai, apie ką jau kalbėjom, šiek tiek užsiminiau, tai yra Olandijos šių metų atstovas Joost Klein, Europapa. Aš jau skaitau, žinai ką, skaitau tokį gerą pop dainos standartą. Prasme, čia, kai rašau dainas, aš kartais pradedu nuo to, kad aš noriu turėti daugiau ar mažiau hitinę dainą. Kaip 8 karatai. Susigalvoju kokią frazę, 8 karatai ir tada aplipdau. Nors kertinė frazė yra mano deimantas, tu 8 karatai, viskas. Tai čia irgi, aš jau išgirdau pirmas 2 sekundės, papa, nesvarbu, kito neišgirdau, bet aš jau papa. Tai labai didelis pliusas, labai gerai su prodiusu, sudėliota daina. Okay. Tai motyvas yra dar čia svarbu, priedainis. Jo, šiaip su aiškia žinute gabalas, žinai, tai man atrodo, kad irgi bus jiems čia labai neblogi metai. Ir pats galas dar, apie kurį kalbėjau, tai tas toks liūdnasis, jis čia visą laiką linksmai tai pradainuoja, prašoka ir tada jisai sugrįžta tarsi į tą, kur dega jo vaikystės prisiminimai. Taip.
Tik tai sakau, aš manau, kad tokiam gabalui, ypatingai tokiam gabalui, yra labai svarbu, kaip tu iš klipo viską pateiksi ant scenos. Nu, toks stiprus numeris ir labai daug peržiūrų turintis, tai va iš to irgi gali spręsti, kad jie jau dabar turi 20 milijonų peržiūrų. Tai, sakykime, senosiuose Eurovizijose iš tokių net senųjų nugalėtojų, ten yra gabalų, kurie tiek nesurinkę iki šiandien, o čia dar Eurovizija neprasidėjus. Ne, tai čia keičiasi laikai, tai čia neįmanoma, čia apskritai laikai keičiasi. Gerai, mano tada antra vieta. Nesakau, kad jie tikrai bus 5, 3 ar kažkur, bet jiems yra organizuojama 13 vieta. Aš absoliučiai nesutinku, nes man tiesiog atrodo visai stipriai pasirodymas. Visi efekčiukai čia man labai gražiai atrodo ir tai yra švedai. Aš tai palaikau tavo nuomonę, žinok. Tai nėra 13 vietos pasirodymas. Tikrai nėra 13 vietos pasirodymas. Ir, čia paimtas grinai, Backstreet Boys standartas, atvežtas iki šių dienų, iki šių metų. Tai čia jau nieko išradinėti nereikia, čia viskas aišku. Jau formatas šitos dainos yra aiškus ir seniai buvo aiškus, prieš 15 metų. Tai aš irgi reitinguočiau aukščiau. Nežinau, ar pirmą, antrą, trečią, bet... Ne, aš irgi nemanau, kad tai bus taip aukštai, bet tikrai ne 13 vieta. Sutinku. Karolį Tiškevičių, prašom. Nu gerai, man asmeniškai nėra, kad labai patinka šitas gabalas, bet kažkodėl aš galvoju, kad jie šiais metais laimės. Labai retai, kada apsirinka bookmakeriai, jie ilgą laiką pirmavo, dabar gal į antrą vietą nukrito, man atrodo. Bet kažkaip, taip, spėju, kad Kroatija ir tas rimtim, tagi, digi, dim, tim. Čia subalsuos suomių fanai. Jau šitas kalbyklės darė anais metais, man atrodo, ar kažkuriais metais Lenkai darė tas kalbyklės. Tai ten jie dar tą. Ir tą darė, bet ir skalbėjom. Nepaėjo aukštai, ne su tuo. Apsilankykite Arklio muziejuje. O dainuoja apie tai, kad sūnelis jau užaugo, palieka mamos Kroatijos namus ir sako, mama, aš jau turiu reikalų. Štai man nepatinka, jau man Italijos daina yra stipresnė, jau man vos ne šita 13 vietos daina yra stipresnė už 1 vietos dainą, tai gal jinai bus ir ten 5, 6, 7, bet man ne pirmos, atleiskite, aš tikrai ne ekspertas, aš pritarsiu. Niekaip ne ekspertas. Aš pritarsiu, man čia per pigi šiza. Per daug jovalo, ta prasme nėra, ten kur papa, aš iš karto įsidėmėjau, o čia digi, ką turėjau įsidėmėjau, kur čia tai kažko turėjau. Žinai, čia tvirtint kažką ir aš tikrai neapsiemu, bet vienas iš tų 3 gabalų, Ukraina, Nyderlandai arba šitas kroatų gabalas, laimės šių metų Euroviziją. Aš taip atsakyčiau. Ok, ir tada mano pirma vieta, labai gera mintis, tavo bookmakeriai labai retai klysta šitoj vietoj ir aš manau, kad neklysta jie ir šiemet ir čia yra favoritai, šveicarai. Vienintelis klausimas, sakau, man labai patiko klipas, filmuoja čia traukinį, kaip ant scenos visą tai atrodė, žinai, bet man pats gabalas geras. Būčiau tikrai labai daug procentų už šitą dainą reitinguojant į pirmas pozicijas, 1, 2, nežinau, matyčiau tarp favoritų. Puikiai daina. Matyčiau. Gerai, Mindaugelė, tai išgirdai dabar 6 gabalus, ne? Priminsiu dar kartą, po vieną priminam, ką davėm. Tai mano pirmas buvo Ukraina. Mano buvo Italija. Tada mano ėjo kas? Nyderlandai. Mano buvo Švedija. Tada ėjom Kroatiją su rimtim, tagdigidim. Ir iš vagono nufilmuotų iš to Šveicarijos gabalų. Kas tavo out of 5? Kas nepatenka į 5? Net neįsivaizduoju, ką čia turėčiau išmesti. Italiją tai tikrai pasilieku, Teikvetus tai tikrai pasilieku, šitą gabalą tikrai pasilieku. Tu nepatikėsi man labiau. Palauk, ką mes pirmus transliavom? Tu kroatus labai iškeikė. Aš manau, kad bus fiasko. Tai va, arba va šitus išmetu, arba ten, neatsimenu, ką pirmą rodė tenai. Bet man neužkabino iki tiek. Vat Ukraina, atsimenat, kai aš sakiau, vien tik dėl geopolitinio palaikymo. Bet kad ten buvo daina topas, nežinau. Gerai, metam šitus tavo rintintin. Aš irgi, žinok, kažkaip įtariu, kad gali būti liūdniau nei prognozuojama. Metam, tai gal už 5 liks. Labai stipriai, labai sėkmingai, bet už 5. Rintintin.
čia gal labiau, žinai, kaip gausias Mino penketukas, nes labai aišku, kad Ne jie nebus eksperto, už ne penketuko. eksperto. Jie Jo. bus top 3. Ne Zelnys, nes... Žinai, ko nepaklausėm, ir čia gal visai pabaigai visai neblogai, kaip tu galvoji, kaip pasiseks Silvestrui? O gal prieš tai dar tą penketuką sudėliojam? Sudėliojam? Aišku. Tai dabar jau iš jūsų sudėliokit. Aš jau vieną atmečiau. Penktas, tai tos aišku, jau negaliu. pagal Mino yra kroatai, ne? O dabar keliam, kas yra Mino favoritas. Jo, nes mes turim dabar Italiją, kur Mino Alpo. Jo. Mes turim net Niderlandus su Europapa. O švedai? Mes turim švedus, kur ką tik žiūrėjome. Italija antrą vietą, tavo šitus ką tik parodytus į pirmą vietą. Šveicarus. Šveicarai pirmi, jo? Tada pirmi šveicarai, Italija antra, nu čia mano sentimentai. Tada reikia. Niderlandai. Tada... Gerai. Nebeatsimenu jau kitų. Niderlandai pas tave. Padėliok, pabaikit dėliot tada. Trečia Niderlandai ir ketvirta. Švedai arba Ukraina? Ukraina jau pasi už penketuko, tai švedai. Švedai? Ne, tai pas mane Rintintinas už penketuko gavosi. Ne, pasi Ukraina... Tu Ukraina už penketuko... Ai, ne, pasi Rintintin už penketuko, penkta Ukraina, ketvirta švedai. Na, tai gerai. Tai taip. Švedai pamatys, driokstels. Per gerai ten. O dabar apie Silvestrą. Švedai gali įsiųsti į Euroviziją radiatorių dainuoti. Ir vien dėl to, kad tai yra švedai. Švedai gali be žmogaus siūsti pasirodymą. Jo. Silvestro daina simpatulka, viskas labai gerai, man labai patinka. Nu, mes turime tą problemą iš tikrųjų, kad Lietuva negauna daug balų. Irgi dėl savo geopolitinės padėties arba labai mažos, nu, mažai kam ta Lietuva įdomi. Mažai, kam mano tokia miela šalelė yra įdomi ir mažai, kas ją paskui save tempėsi ar labai jau tos balsus dalina. Nu, kas dalina? Nu, anglų lietuviai Bet ir tai jau, žinai, norvegų mes net iš estų nebegaunam taškų. Tai iš lenkų seniai nebegauna, nu, iš estai mums iš viso ne prie ko jau jie save pozicionuoja. Bet kitaip, mes su jie estais artėjom link konflikto. Jie skandinavai save pozicionuoja, nu, iš Latvių daug. Tai gerai, tai gal valina tos jūros tada. Tai aš manau, Silvestrui labai gerai pasiseks ir aš labai linkiu, kad praeitų į tą, kas ten, į dešimtuką, į finalą. Tai kaip estai už mus balsuoja, aš labai gerai prisiminam žinatilsi humoro klubo vieno iš veidų Modesto Vaišnoro Pokštą, kaip jis, o gal tai buvo Jankevičius? Vieno iš jų. Jo, bet Pokštas buvo toksai, kad mes neturim brolių Latvių ir Estų. Mes turim brolius Latvius ir pusbrolį Dauną Estą. Toksai tada buvo Pokštas, kuris šiems laikams jau nebetinka, dėl to, kad be jokios abejonės apie Dauno sindromą juokauti negalim. Bet taip tuo metu juokavo šalis. Šitą vis tiek iškirps. Ne, šitas eis į šitą... Jau dabar iškirp. Į pagrindinį. Iškirps, senis jau padarė. Iškirpta, jau. Tai tada dėl pajoba dar. Praktiškai visą laidą iškirps. Gerai, ir visiškai pabaigai palinkėjimas Lietuvai. Karoli, prašau, vis dėlto iškalbingas. Mėla Lietuva, pirmiausia, mylėkit save. Eurovizijos kontekste yra labai svarbu suvokti. Latviai, mes dažnai sakom, laimėjo Euroviziją. Taip, bet per paskutinius 15 metų Latvija į Eurovizijos pusfinalį išėjo tik tai 2 kartus. Į finalą, atsiprašau. Mes išėjome į finalą 10 kartų. Latvija nebeatsimena, ką reiškia būti Eurovizijos elite, o mes tenai finale turim progą džiaugtis Euroviziją ir finalu kiekvieną kartą. Tai žodžiu, labiau save mylėkim, gerbkim labiau save. Aš manau, kad Latvijai labiau su Eurovizija yra kaip, nu, jie, kaip vat reikėtų nueiti susitikti su draugeliu, kurio visiškai nemėgsti, žinai, Latvijams lygiai taip pat Eurovizija jau. Net ar jie dar daro kokią atranką, ar ten tiesiog, nežinau. Daro turbūt. Iš laikraščių išrenka, ką nors. Kryžiažodį sprendė ir laimi kelionę Euroviziją. O tarp kitko, jiems nesisek labiausiai pradėjo po to, kai jie išleido dainą rusų kalba 2009 Euroviziją. Propka, toks gabalas buvo. Aš tai noriu palinkėti, kad mes labiau mylėtumėm ir gerbtumėm tuos, kuriuos mes siunčiam atstovauti Euroviziją, grįžtančius paskui sutiktumėm ir pagelbėtumėm gal ir finansų surinkti, palaikymą didžiulį visur rodyti, o ne tai, kad galvoti, ai, tai žiūrėk, ne mano prodiusuojamas išvažiavo, tai aš čia nieko nedarysiu. Tai nes laimėti Euroviziją ar aukštai būti yra labai sunku ir mes labai mažai rodom tos meilės, to palaikymo saviems, kuriuos patys įsirenkam. Tai labiau palaikyti ir labiau mylėti tos, kuriuos patys įsirenkam ir siunčiam. Tai sėkmės, Silvestrai. Mano palinkėjimas. Jis toks dviejopas yra. Nebalsuokit už gestus, nes nafik.
Tai yra, nu, tipo, jeigu jau politiškai darom, tai darom politiškai. Ir kai tokia Europos šiknos skylė kaip Serbija pasirodys, aš kviečiu masiškai visus pamyštai per Euroviziją. Tai arba parūkyti. Nu, gal pabaigai, kad su kažkokia tai geresnė emocija atsisveikintume, gal atlikime visi kartu Vivo Perlei. Susikalbėtume. Taigi, 3, 4, Mino, jeigu galima jūsų. Galima rankas gal jūs. Duok rankitėmi. 3, 4. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma mi è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso, Vilija. Aš nežinau ilgiau kenti, ten kažką Lietaus iš tavo rankų. Aš labai aukštai imdavo. Ačiū, Mino, kad dalyvavai. Bravo, tai yra puiku. Tai yra įspūdinga. Ačiū už pakvietimą. Mes čia darėm su bilietais, tai prasme galėjo atėti žmonės žiūrėti šitą laidą. Kitoje laidoje matysite Eglė Jurgaitytė. Čia Ela, čia Bela, nori jos į sceną, jos meškos, lepeškos, balose jos taškos. Puiku, ačiū vyrai.